Pasislėpusi tarp eilėraščių eilučių istorija. Vitražų šukės vėl sugaus giesmėm nupuolusio žmogaus. Orkestras bažnyčioje. Tikslumas repeticijose ir improvizacija koncerte. Suita sename stiliuje. Donato Katkaus batutos ritmu. Prakalbinta Vytauto Siurbikio fleita. Kontroversiškos epochos šedevrai. Žaidimas simboliais. Mirties ir mergelės. Meilės ir muzikos. Kvartetas po bažnyčios skliautais. Pirmyn. Gyvenimas, kaip sakoma, tą orkestrą pavyko įkurti, atrasti, tai yra mano gyvenimas. Pasak Šventojo Kristoforo kamerinio orkestro vadovo Donato Katkaus, jo gyvenimas tai muzika, o orkestras tai muzikinė galimybė turėti gyvenimo tikslą ir prasmę. Porą valandų prieš koncertą po Šventosios Kotrynos bažnyčios skliautais prasidėjo orkestro repeticija. Čia yra kaip šeima, tu nori, nenori, tu praleidi labai daug laiko bendrai. Ir ne tik tai, kad, pavyzdžiui, repeticijose, bet kada išvažiuoji kur nors į gastrolės, visi būna, taip sakant, toj pačioj apsupty. Va, ir labai svarbu yra būtent kolektyvo vidinis klimatas, kad būtų. Mano tikslas, aš visą laiką ieškau kažkokio tai galimybę, kad žmonėms norėtųsi vėl ateiti į orkestras, norėtų pabūti, kad jie savo kolegas mylėtų ir gerbtų. Jeigu nemyli, tai bent jau gerbė. Kad būtų tokia, mes gana jauni visi esame, linksmi, mes juokaujame, taip, kad turim tokią, tai tas toksai, daug kas turi labai gerą jų humoro jausmą, tai mes labai dažnai labai garsiai juokiamės per repeticijas, niekas nesupranta, kodėl mes ten, ką mes ten darom, mes žvengiam kaip šitą, taip, kad ta tokia atmosfera yra gera. Ir kolektyvui tai, o muzikai tai yra labai svarbus dalykas. Ir žmogus atsipalaiduoja, jis visiškai kitaip, jo kūrybiškumas, jisai nesuvaržytas yra, jis gali pareikšti save kaip individualybę. Jis nebijot kažką tai daryti, taip sakant, kada jo nieks su pagalė nestovi ir nemužia per galvą. Labai malonu, kad mes grojam su Vytautu Siurbikiu, kadangi jisai fleitistas ir pirmą kartą jisai pasirodo su mūsų orkestru kaip solistas. Aš labai džiaugiuosi dėl to, kad reikia traukti iš užsienių mūsų pabėgusius muzikantus, kad jie bjaurybės grįžtų į Lietuvą ir tarnautų mūsų kultūrai, lietuvių bendruomeniai. Dauguma užsienyje muzikos mokslus baigusio jaunimo į Lietuvą grįžta tik dėl vieno kito koncerto. Tačiau fleitininkas Vytautas Siurbikis reta išimtis. Talentingas muzikantas turi didelę patirtį. Daugiau nei 10 metų mokėsi Vokietijoje, gyveno Šveicarijoje, šiuo metu pradėjo dirbti Vilniuje. Su Kristoforo orkestru smagu labai groti, nes daugelį kolegų aš pažįstu dar nuo studijų laikų, su maestro esam ne kartą groję, su maestro Katkum. Orkestras turi savo spalvą, jie visada groja būtent užsidegę ir iš širdies, jie niekad nėra užmygę ir atsainus. Ir pasiginčyti tenka, bet tai yra smagu, tas, kad vyksta procesas. Ta muzika, kuri formavosi iš tos bažnytinės arba dvasinės krikščioniškos tradicijos, reiškia, tai jie labai arti. Arti yra tikėjimo, arti dvasingumo. Ir ta muzika, kaip tik tai jinai daug tą ką išreiškia, tai bažnyčia, šitokia sakralinė šventa erdvė, šitai rimtai muzika, jinai yra, tai yra kažkokia tai atsiranda tam tikras ryšys
Bažnyčia yra gaudžianti akustika, dėl to šneka pati muzikinė kalba, reikia ypatingai stengtis viską artikuliuoti, daug aiškiau viską daryti, trumpinti gal kažkurios akordus, nes vis laik nuskamba garsai. O šiaip bažnyčioje iš tikrųjų labai visada ypatinga atmosfera groti. Tai geros auros vieta. O jums netrodo, kad, pavyzdžiui, netgi kai repetuojate, jūs kažkas stebi? Mes galim labai gražiai metaforą, galim tai pasakyti. Aš tai manau, kad nestebi niekas. bet ta aplinka pati, tai ta visa aura, kuri čia yra, jinai mums visiems, aišku, priduoda. Per 14 kūrybinės veiklos metų Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras pelnė pripažinimą ir Lietuvoje, ir užsienyje. Kiekvienais metais orkestras surengia apie 80 koncertų, parengia apie 15 naujų koncertinių programų. Lietuviški kūriniai, pasaulinės premjeros, retai skambanti muzika bei pamiršti šedevrai nuolatos įtraukiami į programas, norint priminti klausytojui, koks platus ir gražus yra kamerinės muzikos pasaulis. Šiandieną yra koncertas, programa, man atrodo, labai įdomi, yra Šuberto Mirtis ir mergelė, tai yra styginis kvartetas, bet jis yra aranžuotas styginiam orkestrui ir galiu pasakyti, labai puikiai skamba styginiam orkestrui, tas styginiam labai sodriai viskas skamba, labai gerai. Tai taip, kad džiaugiuosi to, paskui yra įvykis, Juozapaitis parašė naują simfoniją Kryžių kalnas. Orkestras būtų net pažįstamas, jeigu retai skambančių kūrinių puokštę neįpintų tikro klasikos perlo Franco Šuberto kvarteto Mirtis ir mergelė. Kūrinys tapęs koncerto kulminacija aranžuotas styginių orkestrui, tačiau tai yra viena iš nedaugelio instrumentuotės versijų. Populiarųjų kvartetą imamasi atlikti įvairiausiais būdais. Šubertas buvo pirmasis kompozitorius, kuris dainą pavertė žmogaus asmeniškų išgyvenimų veidrodžių. O dainininkas, ne arija, žinot, kas yra, jis apsimetinėja. Jis kažkokį tai herojų, jis apsimetis pasidažo dar kokiais kitokiais rūbais apsivilka ir jisai vaizduoja tą herojų. O Šuberto visa muzika, jinai yra absoliučiai susijusi su klausančiuoju ir tas, kuris groja. Yra jo sielos veidrodis tikras. Tai yra fantastiškas kūrinys, tai yra vienas iš žymiausių turbūt irgi kvartetui parašytų kūrinių Šuberto, ne tik Šuberto, aplamai daug kas jį. Jį reikia klausyti ir tiek. Dėl ko jis žymiausias, ką jis palieka, ar sukelia emocijas kažkokias? Aš manau, mes to išgirsim pirmus akordus ir tie akordai patys iš save pasako. Jis palieka labai didelės stiprias emocijas visų pirma. Šuberto styginių kvartetas Mirtis ir mergelė yra paremtas paties Šuberto dainos Mirtis ir mergelė temos varijavimu. Buvo jau viena tokia garsi daina, kur joja tėvas su mirštančiu kūdikiu naktį per audrą ir kad jie išgelbėtų vaiką, reiškia, ta mergaitė ir miršta jinai. Ir jis nenuneša. O čia tokia istorija yra, tokia daina. Ir tam numiršta tas kūdikis ant rankų. Galime tos simbolius išanalizuoti, gražiai, taip sakant, ir prasmiškai, ir semantiškai, viskas, ką tai turi būti. Bet tai yra labai gražus toksai tas lėkimas, jojimas, joja, reiškia, mirštantis vaikas, viltis ir vilties neįsipildymas. Tas kūrinys toksai kaip ir tragiškas, galbūt kur slypi tas tragizmas, kame? Kaip jie gyvena? Man atrodo, daugiau ir nieko nereikia pasakoti. Čia panašiai kaip Beethoveno 5 simfonija. Pa-ba-ba-ba. Tragizmas. Nežinau, ar čia tragizmas. Po Šventosios Kotrynos bažnyčios skliautais sklendė šubertiški žemiško džiaugsmo ir skausmo, pasiekiančio tragedijos patoso proveržį. Dainos jau ta visa muzika yra labai tokia pagaunanti, labai emocionali, reiškia. Jo melodijos niekad nenusibosta. Jeigu jinai prikimba, tai yra prikimba jau kaip reikia. Man labai gaila tų žmonių, kurie gimsta ir paskui numiršta. Ir jiems nusispjauti ant šito viską yra. Suprantate, jis niekada nėra girdėjęs nė vieno Šuberto dainos. Jis jos nepasigenda.
Čia įsivaizduojat, tai yra fantastiški dalykai, kuris jis galėtų savo tą šansą vienintelį, nes jis daugiau niekad negyvens. Turėtų tai ir nenori. Tai man šitų žmonių nepaprastai gaila. Reiškia, paskau, tas modernusis menas, kada bando atsisakyti aplamai visos tos dvasinės tradicijos. Reiškia, norime įsidirbinėti, norime kažką tai tokio daryti, vis kažkokio tai kitoniško, pastato nors batą vidurį gatvės, reiškia, ir sako, čia yra menas. Muzika be meilės neskamba, publikos neapgaus. Publika visą laiką girdi, kai be meilės grojama. Man teko kartais gatvėse pagroti kažkada, tai ir gatvėse aš pastebėdavau, kad jeigu aš grodavau atsainiai, tai ir pinigų į kepurę nekrisdavo. O kuo aš labiau užsidegęs grodavau, kuo daugiau iš širdies grodavau, to daugiau žmonių sustodavo. Tai yra kažkoks paradoksas, aš nežinau, atrodo, galima būtų filmuoti su paslėpta kamera, iš tikrųjų taip yra. Kuo daugiau žmogus stengiasi grodamas, tuo daugiau atsiranda rezonanso. Kuo jis atsainiau groja, tuo publika visą tai girdi. Aš nežinau, ar girdi, ar tai eina iš širdies į širdį, nežinau. Girdisi visada. Muzika, jeigu jūs įsimylėjusi esate jo, ir jūs savo mylimuoju norėjot kur nors pašokti, ir jūs vieną kažkokią tai melodiją, jūs lydi, tai jinai taip užsifiksuoja jums, kad jūs po daug metų, jei judus tą melodiją, jums atgyja tie visi jausmai. Reiškia, muzika sugeba absorbuoti žmogaus jausmus. Tampa asociacijų, labai svarbių asociacijų šaltinis, jinai yra labai gyva, gyvas dalykas. Ir būtent dėl to muzika ir gali daug labai padaryti dalykų. Muzika jinai visuomet lydi žmogų, visais laikais.